Sveiki atvykę į 8-ąją kelionės dieną. Ne vakaras, bet ankstus rytas prie Juodosios jūros čia Sozopolio kurorte. Saulė iš jūros palengva kyla vis aukštyn ir aukštyn, taip pradėdama naują dieną. Ir aš, neturėdamas kito varianto, tik šį ankstų rytą darau šį reportažą apie praėjusią dieną. Laikas ir Lietuvos, Bulgarijos laikas ir Lietuvos laikas sutampa. Ir mes turime 6:20 minučių. Lietuvoje šiuo metu prasideda pats darbymetis. Tie, kas darbus pradeda nuo 6, tai būtent vienas iš tokių. Aš esu, kur 6 valandą startuoja su darbais. Kasgi buvo vakar? Na, vakar išjudėjome be vienos moters, kuri apsirgo, ir pajudėjome link Balčiko. Einam biškį tuo smėlėtų paplūdimiu prasivaikščioti. Ir paskutinį kartą atsisveikinti su Juodąja jūra. Galbūt dar kažkada mes dar sugrįšime į Balkanus. Ir tai va. Na ir išvykome mes link Balčiko. Važiavome ilgai, 4 valandas. Ir mane nustebino vakar dienos siužeto vingiai. Tai turėjo būti, aš kaip planavau, kažkas tokio įdomesnio Balčike. Tačiau, kai atvykome, sako vadovė, galim ten nueiti į dvarelį arba į zoologijos sodą. Bandė nupirkti bendrą bilietą. Žodžiu, bendro bilieto nėra, 2 kasos, kas kur nori, tas ten eina. Ir čia mes jau gauname tokį variantą, atvirkštinį praėjusiai dienai, kai turistai likę, kai buvo poilsio diena prie jūros, slampinėjo, džiaugiasi bangomis, o aš keliavau į Burgasą. Tai, na, čia skonio reikalas, tai man nei tas zoologijos sodas, nei tas dvarelis, o jisai sakė, per 40 minučių greitai apeinamas, nelabai yra ką žiūrėti. Nu tai nežinau, tiek kelio važiuojant ir tokie tik pasiūlymai. Aš nelabai programą skaičiau ten apie tą Balčiką ir žodžiu, galbūt buvo galima ir nevažiuoti. Tačiau toliau mes dar lankėme Kaliakaros kyšulį. Tai dėl jo tikrai vertėjo, buvo gražu. Tai va, tai aš nusprendžiau neiti nei į tą zoologijos sodą, nei į tą dvarelį. Kas norėjo, ten tas ėjo. Aš žemyn besisukančiu keliuku kilometrą nusileidau žemyn į nedidelį Balčiko senamiestį. Ten pasivaikščiojau, atradau 4 tiltus, vaizdelių padariau prie jūros. Taip pat atsisveikinau su ją. Tiesa, galvojau, kad jau atsisveikinu, bet neplanavau, kad dar ateis ir va dabar bus ta akimirka, kai man reikės ištarti jūrai sudie. Atradau aš ten dar tam miestelėje tokį vyrą,
kuris priiminėja užsakymus, dalyja savo telefono numerį, labai piešia gražius portretus. Ir tuo metu, kai iš pro šalį praeidinėjau, jisai šalia nuotrauką pasidėjęs ir ant molberto tapė. Taip aš kelias minutės taip pasižiūrėjau. Nu tikrai įspūdingo grožio fenomenas. Kaip viskas atitinka ir spalvas jisai pritaiko, ta šešėliai. Tas tikroviškumas pagal tą nuotrauką, tai oho. Tai va, tai aš ir praleidau tas kelias valandas būtent Balčiko senamiestyje. Na toksai déjà vu jausmas. Poilsio man diena, kai kiti ten kažkur kažką tai nuėjo ten, kur man nelabai jau patinka. Gi nebūtinai turi eiti ten, kur tau pasako. Kiekvienas turi savo nuomonę. Toliau, kągi mes nuvykome į Kaliakros kyšulį. Tai senovės, vėl man užkrito. Tenais tas pavadinimas jau ne pirmą kartą vis pakartoja. Žodžiu, ten yra tokie griuvėsiai yra. Senovėje gyvenvietė buvusi. Ir yra legenda, jog 40 vietinių bulgarių prieš daugelį metų susipynė kasas ir nenorėdamos būti vergėmis, jos tą kasą nuleido žemyn nuo tų persų, nuo tų romėnų, kad nebūtų išnaudojamos vergovėje. Visos ėmė ir nušoko į jūrą. Tai va, tai tam atminimui dar ten yra tokia kaip ir statulėlė. Kas dar, tai yra daug tokių akmenų likę griuvėsiai tome kyšulyje. Raudonas kalkakmenis, uolos. Labai iš toli teko matyti, ten toli tolumoje malūnai sukasi. Turistams pažymėta, kur galima eiti, kur ne. Kadangi labai statūs krantai, tai griežti, aišku, apribojimai. Na ir vadovė sako, tikriausiai, kai grįšime atgal, tai dar ir išsimaudysime. Nes mums buvo ryte pažadėta, sako, galbūt po Balčiko kažkur užsuksime, arba po Kaliakros kyšulio į kokį tai gražią zoną nuvažiuosime ir turistai jūs galėsite pasilepinti prie jūros. Na ir po to Kaliakros kyšulio vadovė prisiminė tą savo pažadą ir sako, žinote, jau laikas, biškį mus spaudžia, atrodo tų kilometrų čia nedaug, bet tie lankstai ir posūkiai ir siauri tie keliai. Gal kai grįšime, jūs ir išsimaudysit, mėly turistai. Aš taip ir galvoju. Nu kokiu mes stebuklingų būdu tas autobusas turės sparnus ir greitai parskris į tą Sozopolį. Jeigu mes 4 valandas važiavome į tą vietą link Balčiko, dar mes vykome į Kaliakros kyšulį aplankyti. Dar ten Kaliakros kyšulyje tokia akmenų tokia arka labai graži, tokia fotografavimai ir asmenukėms labai tinkama pasidaryti. Tai galvoju, nugi mes negrįšime niekai pavakary, kadangi saulė Balkanuose labai greitai, kai tik pradeda leistis, tik kaip jungikliu, tik kaukšt ir nėra jau jos čia. Tai mano ta vizija ir visiškai pasiteisino, mes grįžome 10 vakaro. Tai mano tie turistai, kurie čia yra, tai jie yra, ne mano tie turistai, bet kolegos,
su kuriais aš čia keliauju ir grožiuosi Bulgarijos gamta ir vaizdais, susipažįstu su šia šalimi, tai jie, na, vyresnio amžiaus. Yra keletas moterų su vaikais, tai galbūt aš po tų vaikų esu, nes toliau jau tokio vyresnio, tokio normalaus gan amžiaus chebrytė susirinkusi. Tai va, tai mes grįžome 10 vakaro ir teko susikrauti visus daiktus, dar užkasti, na ką, ir labai jau miegas paėmė, greitai nulūžau ir padariau šį reportažą. Tai va, o vadovė, tai ką, nu, biškį apsimelavo, nu tai kasgi 10 nakties eis čia maudytis prie tos jūros. Nejuokinkit voverių. Dar Kaliakros kyšulį, sako, delfinai kartais būna pasirodo, tai aš taip atsisukau į tą jūrą, stebėjau kokias 10 minučių, vis per ausinukus vadovė pasakoja istorijas. Aš laukiu, gal koks loterijos principų kažkoks tai delfinas šoktel. Ne, taip nebuvo. Tai kaip matau, jau mano šitas reportažas vienas, ne ką jau čia, ilgiausias, rekordinis, galbūt net ir rekordinis mano istorijoje pasakojimų. Gaivus rytas. Mes vykstame šiandien link Serbijos. Čia ir neturėsime jokių programoje lankomų kelionės objektų. Tai va. Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Mes dar lankysime 9 dieną Kekšmeto miestą Vengrijoje. Noriu palinkėti turiningo penktadienio. Aš jau tariu, sudie jūra. Viso geriausio.